Опа. Элека. Hello. Лека. Ой, бля, камера, čia viskas filmuojam. Op. Опа. Atstojam. Labadiena fanai, labadiena heiteriai, labadiena visi, giminaičiai, kaimynai, stokeriai. Nu žodžiu, visi, kurie pasilgot, tai galvojau nebefilmuosiu vlogų, galvojau pabaigiau karjerą, bet kad gaunu 1000 žinučių kiekvieną dieną. Takuojat mano šeimą, mamą, rašot, Andžej, kur tu? 100 metų, kur nauji vlogai? Tai galvoju, nufilmuosiu dar vieną. Žodžiu, skrendam Emiratais, skrendam verslo klase. Pabandysim padokumentuoti viską, ką įmanoma. Tuoj nuo lounge'o, jeigu tokį surasit, turiu apie valandą. Kai pasitinka, įleis, neįleis. Gal nušveidą perskaitys, kad nepriklausau. Gal pasakys, Andžej, 100 лет 100 зим, здравствуйте, welcome back. Žodžiu, pažiūrėsim, kaip sėdynės, kaip seksis išsimiegot, ką duos valgyt. Ir šiaip, ką žinau, tą patį tuliką įdomu bus pamatyti, ne? Business class. Tai va, laukit, stuoj. Mergaitė, kuri įčekino lagaminą, sako, we invite you to the Martello Lounge. Sounds good. Airport lounges. Tai ką, bandom ieškot? Let's go! Opa. Užuodžio kotlėtukus. Kavytė, pyragėlius, galbūt net ir kolduniukus. Lounge. Super. Tiesiog, va, jau jaučiu, kad už kelių sekundžių čia kažką rasiu. Nu, va tak, va. Martello Lounge, Dublin Airport. Push button to enter. Pushing the button. Oh, excuse me. Hi. Thank you. Hello, my friend, how are you? Last one, boarding pass, please. Yep, here you go. Just don't be recorded, Oh, please. sorry. Čia va tokios va sėdynės įdomios, nežinau kam. Saldumynai, karštas, toks vat meniukas. Chill. Telikas yra. Ką, visi žmonės kaip žmonės, o aš su treningasikais. Kažkokių salatyčių čia pasiėmiau dar. Ir kas galbūt fainiausia čia, tai toks vaizdelis. Prieš lėktuvą realiai. Norėjau sakyti, kad ir nieko čia įspūdingo nėra, lounge'as kaip lounge'as, bet ten nueinu į Tulibaną ir ten Tulibanas tvarkingas, žodžiu, kopukai visą kitą. Čia, žodžiu, nefilmuoju, bet vat, kadušiuką čia rasiu. Tai vat šitą vat gal ir nesitikėjau, prisipažinsiu. Vienas aš čia kaip ir neturiu ką veikti šitam duše, ne? Bet jeigu būčiau ne vienas, su žmonelė, tarkim. Jeigu būčiau ne vienas, tai nieko nedaryčiau. Išdykėliai jūs. Fu kokie. Niu. Fu kokie. Ką jūs sau leidžiat galvoti? Fu. Niu. Fu. Šitas tikrai būtų panaudotas, galbūt net ir šitas, o galbūt net ir tas. Žodžiu, ir dar vieną išsinešiu su savimi. Lounge'as kaip lounge'as, ne? Bet kavytės aš dabar išgėriau. Flat white, plus double espresso on top. Širdis mano. Vaizdu bus, jeigu nebus, tai sukursiu. Atskiras praėjimas į business klasę. Tuščia. Hello. Which flag is this? Lithuania it is. Welcome on board. How are you Thanks today? so much. I'm 12K. good. You going for a sports competition? No. No, just like that. Being Yes. Just to patriotic. represent my country. You was welcome. 12K. Nothing wrong with Thank that. you so are much, Second sir. right. Hello. 12K please. Yeah, just put it up. Thank you so much. Colombian flag? No. Lithuania. Hello. Čekam 12K. Čia 11. 12К. Опа! Каюточка такая. Вот так вот.
Dėkuoju. Thank you so much. Beleka. Thank you for your attention. We need a reminder of any of the safety steps. Check the safety card in your seat pocket or access it any time. We're now going to make the final preparations for departure. So sit back. Įsikvies personalą, gali mygtukų paspaudimu, gali reguliuotis garsą. Jeigu, tarkim, tu guli, miegi ir tau per toli, nes čia tas skrynas, ne? Tai tu gali arba čia valdyti, arba realiai va čia va paspausti, kad arčiau gulim būtų. Apšvietimas stipresnė, silpnesnė. Į priekį, į galą. Galiu pasidaryti, kad visiškai mane tai va atpalaiduotų ir išjungtų. Turim realiai kokius tik įmanoma kištukus, ne, pasikraut praktiškai, ką tu tik įsivaizduoji, kad gali pasikraut. Turim vandens, gazuotą, negazuotą. Turim užkandukų, riešutukai, guminukai, ko tu tik tais nori realiai. Šlepetės. Aimeską, ne, kad geriau miegotųsi. Ausinukus realiai. Irgi čia tokie specialūs premium kosmetinė. Skustukai, dėzikas, dantų šepetukas, losionas veidui, lipstikas. Nu žodžiu, neįsiu per viską, nes čia ilgai užtruks. Atskira meniu vynui. Šampanas, raudonas, baltas. Iš pradžio ateina paklaust tave žadint, nežadint, ko tu norėtum. Yra gėrimukų, kokiu tik tais nori. Sulčių kokteilių, nealkoholinių kokteilių, tradicinių kokteilių. Turi vakarienės pasirinkimą, pusryčių pasirinkimą. Čia yra kojom vietų labai daug. Realiai gali, nu, po to tiesiog atsigulsiu ir eisim pamiegot. Čia vat yra visokių kišenėlių dar papildomų. Gali užsidaryti, atsidaryti, jeigu ten, nežinau, ausinuką ar dar kažkas. Toks va porankis mašiną vairuodamas, ne? Beleka. Aš be komentarų, tiesiog be komentarų. Norėčiau kažką pakomentuot, bet, kaip sakoma, kartais geriau be komentarų. Labanakt. Žodžiu, buvau Gidulką nuėjęs, pasirodo šitam lėktuvė nėra atskiro baro, todėl plius minus parodžiau, ką galėjau. Nu va, dar mano lova, parodau ir einu. Все, čiau, bučki. Nu ką, ždykėlį, labą rytą, sveikinamės iš saulėtojo Dubajaus. Parskrydom, viskas tvarkoj, pamiegojom gerai. Iš 7 valandas kokias 5, sakyčiau. Tai žodžiu, overall, jeigu reiktų apibendrinti, tai aфигенна patirtis, aišku. Ta prasme, pirmą kartą buvo įdomu pamatyti, pajaust, išsimiegot tokiam skrydį galų gale. Tai jo, įspūdingai šiai buvo nuo personalo, nuo pasitikimo, tokių mažų detalių, kaip kad pasisveikinimas ir iškart dėmesio kreipimas į tokias mažas detalės, kaip kad where you're coming from, what is this like, are you going to sport competition, ir taip toliau. Aišku, visur yra tas, bet čia jautėsi vis tiek kažkiek ekstra lygis, ne, tas aptarnavimo. Tai tas smagu. Kajutė, aišku, nereali, pradedant nuo medžiagų, apdailos, medis, koža, roža, gali pasidaryti bele kokią poziciją, gulint, sėdint, pusiau sėdint. Teliką didelį gali reguliuoti realiai iš 3 vietų, arba per touchscreeną, arba mygtukais, arba per planšetę, jeigu nepasiekia. Gali bet kada išsikviest, užsisakyt, gėrimai nemokami, maistas nemokamas. Skaniai pamaitino. Nu realiai tai ką, viskas, ko tu tik gali norėt, buvo. Tai va, bendra patirtis labai gera. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Myliu, bučiuoju, visą gerą.